Sveiki draugai, čia aš, Vilius Ročius ir su jumis Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinios. Aktuali informacija. Pavasario semestro pasirenkamųjų ir bus dalykų registracija vyksta iki gruodžio 15 dienos. O dabar, kas vyksta BUE? Lapkričio mėnesį, kiekvieną antradienį 19 val. Pizzerijoje Pasta vyko šprotų mūšio turnyras. Protmūšyje galėjo dalyvauti kiekvienas norintis VUEF bendruomenės narys. 15 komandų kovėsi už geriausią vardą. Protmūšio atmosfera man labai patinka, kai jokingi klausimai visi nusijuokia, žinoma, kai jie visi, tarkim, neatsakė klausimo, jisai buvo toks pakankamai akivaizdus atsakymas ir visi tokie pradeda juoktis. Man labai patinka šitą atmosferą, kai to viskas pavyksta ir jie visi to džiaugiasi. Gera matyti laimingus žmonės. Nėra pralaimėtojų, iš protmūšio neįmanoma išeiti pralaimėjus, nes kaskart, kai dalyvauji protmūšį, sužinai kažko naujo ir išeini šiek tiek protingesnis nei buvai. Lapkričio 12 dieną pas mus vyko kino vakaras. Modestai? Taigi sveiki visi, iš tikrųjų turėjom labai smagų ir gerą vakarą, visi kartu. Kino vakaro metu buvo susirinkę net 43 žmonės ir iš tikrųjų turėjom nerealią nuotaiką. Visi atsinešėm užkandžių ir puikiai praleidom vakarą. Lapkričio 16-17 dienomis vyko tolerancijų dienas, kuomet mes su VUEF bendruomenė pynėme apyrankes, kurios simbolizavo mūsų tolerantišką būdą. Lapkričio 30 dieną pas mus vyko pyragų diena. Ta diena mes visi kepėme pyragus, jos pardavinėjome ir surinktus pinigėlius skirdėme išsipildymo akcijai. Gruodžio 10 dieną įvyks kalėdinė diena, kai kviečiame kartu sudalyvauti dieninėje ir vakarinėje dalyje. Dieninėje dalyje galėsime kartu nusifotografuoti, sudalyvauti foto konkurse, taip pat išgerti arbatos kartu su mandarinais ir kučiukais. Vakarinėje dalyje kviečiame pasižiūrėti kalėdinio filmo su VUEF bendruomenė. Aktualu, jeigu dėl ligos ar dėl kitos rimtos priežasties praleidote egzaminą, turite per 3 darbo dienas pranešti dekanatui ir vėliau pristatyti tai pateisinančią pažymį. O dabar studentų balsas. Kalėdinis triukas ekonomikos fakų. Su šventėje. Pauliau, ką? Ką per kalėdas padovanotum kalėdų seneliui? Manyčiau, kadangi kalėdų senelis taip sunkiai dirba, tai jam labiausiai reikėtų poilsio. Tai tą ir norėčiau jam padovanoti. Čia yra labai sunkus klausimas. Galbūt kokius nors išeiginius drabužius? Tikriausiai, nes jisai labai jau savo stilių nors ir atradęs, bet jam reikėtų paįvairinti savo garderobą. Tai kaip jautiesi, Lina, ar jauti kalėdinę nuotaiką? Taip, jau čia. O kaip su advento kalendorium? Sekasi nekaip, kaip matai, esu suvalgęs daugiau negu reikia. Rosti, Endi, ar tu tai jauti? kalėdos. O žinai, ką aš dar jaučiu? Ką? Kad tau reikia pažongliruoti mandarinų. Pabandykime. Eglutė skaruota, eglutė žalia, meškutė gauruota, jo lanko šile. Jos liekna kamieną kalena geniai, naujų metų dieną jie puoš mokiniai. Gražių ir jaukių švenčių. Kitos aktualijos. Pasirenkamosius dvejus dalykus galima keisti per pirmas naujo semestro savaitės. Tai reikia padaryti, jeigu yra likusių laisvų vietų sąrašuose, bei rašant prašymą dekanatui. O dabar mūsų mylimiausių dėstytojų žodis. Norėčiau Jums palinkėti, nežiūrint tai, kad ir tie gana įtemptas metas, kai reikės laikyti egzaminus ir atsiskaitimuosius darbus visokius atsiskaityti, neužmiršti kalėdų dvasios ir sulaukti stebuklų. Tiek per pačias kalėdas, tiek per egzaminus teigiamų stebuklų turiu omeny. Sėkmės. Taip, sveikinu studentus.
laukiančius šventų kalėdų ir naujų metų ir linkiu, kad jiems kiti metai būtų daug šviesesni, įdomesni, kadangi visada nuo metų galima pakeisti savo gyvenimą, tai yra priimti tam tikras rezoliucijas, tai linkiu, kad kiekvienas sugalvotų, ko sieks kitais metais, pasižadėtų savo artimiausiam draugui ir paskui paprašytų, kad jis kontroliuotų ir metų pabaigoje atsiskaitytų. Taigi čia buvo Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinias. Visiems linkiu pačių geriausių kalėdų ir pačių laimingiausių naujųjų metų. Čiau, draugai!